Ar kada nors susimastėte, kiek iš tikrųjų laisvi esam rinkdamėsi technologijas? Gyvename laikais, kai pasirinkimo atrodo begalė, bet dažnai atsidūrėme kryžkelėje. Ir turėdami laviruoti tarp patogumo, funkcionalumo, kainos, nežinome, ką pasirinkti. Ir šiandienos apžvalga yra bandymas pažvelgti į vieną tokį produktą, naująjį Mac Mini M4, kuris stovi čia. Ir jis bando balansuoti tarp trijų svarstyklių. Galbūt jums, kaip ir man, kyla klausimas, ar šis labai mažas, kompaktiškas įrenginys suteikia pakankamai laisvės dirbti taip, kaip mums, fotografams, yra patogiausia, ar visgi esame priversti daryti kažkokius kompromisus. Ir šį klausimą aš pasistengsiu atskleisti šios apžvalgos eigoje, natūraliai susėdamas jį su Mac Mini, kuris stovi pas mane ant stalo, kuris, tiesą sakant, ir padeda man įrašyti šią laidą. Aš esu Albertas, mokytojas iš Genius fotografijos mokyklos. Taigi, likite su mumis ir pradedam. Iš karto noriu padaryti nedidelį anonsą, kad šį kompiuterį jūs galite laimėti. Ir jums reikia ateiti pas mus mokytis, paimti metinį mokymų kursą, į kurį eina labai daug labai gilių ir įdomių paskaitų, virš 50 valandų, į kurį įeina 3 gyvi seminarai. Pavasarį bus vestuvių fotografavimo seminaras 2 dienų. Dabar žiemą nuo vasario mėnesio startuoja nuotraukų apdorojimo seminaras. 10 užsiėmimų po 2 valandos kiekvienas, kuris bus online. Mes ten jums duosim ir užduočių, ir pasakosime, ir namų darbų, ir tikrinsime juos. Tai tikrai bus labai įspūdinga, labai gili ir labai išsami programa. Ir, kaip sakiau, nusipirkę mūsų kursą, jūs turite galimybę laimėti būtent šį aparatą. Aš pats neslėpsiu, dėl tam tikrų priežasčių esu PC Windows naudotojas. Kai kurios programos, kurių man reikia darbui, dėja geriausiai veikia tik Windows aplinkoje. Man patinka turėti galimybę susirinkti kompiuterį būtent pagal savo labai tikslius poreikius, pasirenkant kiekvieną komponentą. Ir man tiesiog, sakyčiau, nepriimtini jokie apribojimai, ypač kai iš manęs reikalaujama prisitaikyti prie tam tikro darbo stiliaus. Aš noriu viską valdyti pats, dirbti būtent taip, kaip man asmeniškai yra patogu ir efektyvu. Ir tiesą sakant, su Windows man viskas vyksta greičiau ir patogiau negu su Apple technika. Nors prieš maždaug 10 metų aš metus laiko buvau pabandęs gyventi ir dirbti tik macOS ekosistemoje. Tačiau aš negaliu neigti, kad yra daugybė žmonių, tarp kurių nemažai ir mūsų su Gediminu mokinių, kurie mielai dirba su Mac ir džiaugiasi juo, ir aš puikiai suprantu ir netgi palaikau tą jų pasirinkimą. Mac tikrai turi labai daug privalumų. Pavyzdžiui, naujieji ARM procesoriai yra super greiti ir efektyvūs. O svarbiausia, jie beveik nekaista ir jūsų kompiuteris dirba praktiškai be jokio garso. Mano PC irgi dirba super tyliai, nors ir yra labai galingas, bet man reikėjo smarkiai padirbėti su komponentais, su aušinimu, pirkti specifinius aušintuvus, keisti juos, kad aš pasiekčiau visiškai minimalų triukšmo lygį. Iš kitos pusės aš visada buvau technikos žmogus ir krapštytis joje
man patinka. Taip pat negalima ignoruoti aukštos Apple produktų techninės kokybės. Jų dizainas dažnai būna labai minimalistinis, bet super elegantiškas, labai patrauklus. O ką jau kalbėti apie puikų suderinamumą tarp programinės įrangos ir Apple techninės įrangos, nes jų ekosistemoje viskas yra puikiai suderinta. Ir tai šiaip yra vienas iš didžiausių, mano nuomonė, kozirių pritraukiančių daugybę vartotojų. Ir kadangi aš pastoviai padedu savo mokiniams išsirinkti kompiuterius, o kartais net ir pats juos surenku, man natūraliai kyla smalsumas pamatyti, pažiūrėti, kasgi slypi šitam naujame Mac Mini M4. Vis dėlto, kalbant apie Apple, negalima nepaminėti, jog jie kartais, o iš tikrųjų ir pastoviai, būna gana gobšus. Ir pavyzdžiui, iki šiol standartinėse visų Mac kompiuterio konfiguracijose jie dėdavo tik 8 GB operatyvinės atminties, kas mano supratimu kokybiškam darbui yra visiškai nepakankama. Ir aš sakyčiau, kad tai netgi yra pasityčiojimas iš kliento vadinti MacBook Pro vardu, parduodant jį su 8 GB atminties. Joks Pro darbas su tokiais parametrais nėra įmanomas. Aišku, jūs galite nusipirkti daugiau, bet tai ir smarkiai kainuoja. Ir atsiradus Apple dirbtiniam intelektui, kuriam reikėjo jau daugiau darbinės atminties, laimiai dabar minimumas yra 16 GB ir tai tikrai džiugina. Nes tai yra tas minimumas, kuris jau užtikrina visai padorų darbą. Aišku, vis dar standartinė kompiuterio komplektacijoje randame 256 GB talpos SSD kietąjį diską, kaip ir šitam pavyzdžiui yra, bet šią problemą jau galima išspręsti prijungiant išorinį diską, o pradinio šio modelio kaina yra apie 700 €. Aš asmeniškai jį nupirkau iš Amazono 680 € ir iš pirmo žvilgsnio bent jau kaina yra labai gera ir man, aišku, natūraliai kyla klausimas, ar šis kompaktiškas, pakankamai pigus kompiuteris tinkamas rimtam fotografo darbui, nejaučiant jokių nepatogumų. Juk už panašią sumą šiaip galima surinkti arba nusipirkti ir PC kompiuterį, tačiau jie veikiausiai bus žymiai didesni, netokie greiti, be abejonės garsesni, sunaudos daugiau elektros energijos, o šiuo metu pigiausias Mac Mini atrodo kaip vienas geriausių kainos kokybės galimybių santykių pasiūlymų. Ir žiūrint į brangesnius Mac Mini modelius, kaina jau labai sparčiai pradeda augti. Ir jau už 1000 € surinktas PC jau gali pradėti lenkti jį savo gale. Taigi drįsčiau teigti, kad tik pats pigiausias Mac Mini variantas šiuo metu turi daugiausiai prasmės ir yra vertas dėmesio. Taigi šiandien ir pabandysime išsamei apžvelgti šitą mažylį ir atsakyti į klausimą, ar jis yra tinkamas fotografui, kuriam reikia galingo, kompaktiško, patikimo darbo įrankio. Ir konkrečiai mes dabar testuojame Mac Mini patį pigiausią, kaip sakiau, modelį, tai yra 10 CPU branduolių, 10 vaizdo kortos branduolių, jis turi 16 GB operatyvios atminties ir 256 GB SSD disko talpos. Ir širdyje pas jį plaka naujas galingas M4 lustas, atsakingas tiek už procesoriaus, tiek už grafikos skaičiavimus. Aišku, integruotas kameros jame nėra, bet jungčių yra pakankamai daug ir mes rasime čia ir gigabito interneto lizdą, 3 iš galo sparčius Thunderbolt 4 lizdus, 2 lėtesnius USB-C lizdus iš priekio, vieną HDMI lizdą, standartinį
ausinių lizdą, taigi viskas, ko reikia praktiškai jame yra ir jis sveria vos 700 gramų, todėl jį visai nesunku transportuoti. Pakuotė šiaip jūs nelabai ką rasite, jame yra tik kompiuteris ir laidas maitinimo, taigi pats jisai puikiai dirba su Wi-Fi 6 standartu, turi aišku ir Bluetooth 5.3, jis mažas, lengvas, tylus, labai patrauklus akiai, jį galima pastatyti ant stalo ir jisai visiškai neužims vietos. Tiek keliaujant, kai reikia mobilumo, ir viso testavimo metu jis buvo praktiškai negirdimas. O tai yra tikrai didžiulis pliusas, ypač dirbant naktį, kas fotografams yra, manau, absoliučiai įprastas dalykas. Taigi, kaip sakiau, jungčių iš esmės pakanka daugumai vartotojų, nors tiesa, norint prijungti senesnį USB-A įrenginį, jums reikės nupirkti tokį nedidelį perėjimą, kuris kainuoja kelis eurus. O greitos Thunderbolt jungtis, kurios pasižymė 400 GB per sekundę pralaidumu, yra išdėstytos gale. O priekyje yra 2 USB-C jungtis ir jums visai patogu ten įkišti kortelių skaitytuvą ar panašiai. Ir kas dar yra įdomu, kad maitinimo blokas yra paslėptas viduje, taigi jūs pajungiat tiesiog labai ploną laidą. Ir per USB-C, per Thunderbolt jūs galite lygiai taip pat pajungti ir monitorių. Tai jisai palaiko kelių monitorių pajungimą, kas irgi fotografam yra labai gerai. Aš, pavyzdžiui, dirbu namuose su 2 monitoriais. Čia studijoje turi vieną didelį, platų, o namuose turiu kelis. Dar verta paminėti, kad jis turi ir garsiakalbį. Aišku, jo kokybė nėra įspūdinga ir jis labiau yra skirtas sisteminiams pranešimams, bet kokią YouTube laidą pasižiūrėti galima. Kokybiškai klausytis muzikos galbūt neišeis, bet jis bent jau yra. Ir daug kas sako, kad įjungimo mygtukas iš apačios yra nepatogus, bet iš tikrųjų jis antiek retai bus pas jūs išjungiamas, kad tai visai nėra kokia tai kritinė problema. Taigi, kaip sakiau, viduj mes turim naują M4 Apple lustą, kuris šiaip yra pakankamai galingas. Ir jis tikrai užtikrina sklandų, greitą darbą su įvairiomis užduotimis. Ir integruota grafika tikrai irgi yra nebloga, jinai puikiai veikia su visomis nuotraukų apdorojimo programomis, tokiomis kaip Photoshopas, Lightroomas, ten su vaizdu apdorojimo programomis, tokiomis kaip DaVinci Resolve. Ir operatyvinės atminties jau dabar pilnai turėtų pakakti daugumai vartotojų. Bet jeigu norit daugiau, pavyzdžiui, 24 GB, tai tuomet jums reiktų iš karto užsakyti didesnio atminties kiekio variantą ir sumokėti už tai papildomus 200 eurų, nes dadėti negalit. O kas liečia kietą diską, tai jūs galit nusipirkti tokį nedidelį M2 diską ir dasidėti tiek gigabaitų, kiek jums reikia. Gali būti 1 terabaitas, gali būti 4 terabaitai, priklausomai nuo to, kiek jūs galite skirti pinigų, nes 1 terabaitas kainuoja apie 60 eurų, 4 terabaitai virš 200 eurų ir priklausomai nuo jūsų poreikių, finansinių galimybių, jūs įsigijat tokią dėžutę ir išsprendžiat visą tos mažos atminties problemą. Ir macOS operacinė sistema leidžia labai patogiai perkelti visą jūsų Home Directory ir visas programas į šitą išorinį diską ir tuomet galima ramiai dirbti, nesibaiminant, kad jums pritrūks vietos ir diskai veikia labai greitai. Aišku,
jums prisijungia dar viena dėžutė, bet jinai tikrai yra nedidelė ir netrukdo gyventi ir dirbti. Ir tokio varianto kaina bus 4 kart mažesnė, negu jūs mokėsite Apple'ui už konfiguracijas su didesnės talpos vidiniais diskais. Tai štai, atėjo laikas pažiūrėti, kaip šis mažylis pasiteisina mūsų fotografo darbe, mūsų praktikoje. Ir turiu pasakyti, kad išties labai maloniai jisai dirba, greitai ir svarbiausiai visiškai tyliai. Mes jį išbandėm labai įvairiose darbo situacijose. Savo mokymuose mes jį naudojom prezentacijom, savo seminaruose vežiojame su savimi vietoje nešiojamo kompiuterio, tiesiog jį plus prijungiam prie monitoriaus arba prie televizoriaus arba prie projektoriaus. Kai reikėjo mobilios darbo stoties, jis puikiai pasitarnavo nuotraukų apdorojimui, naudojant tiek Lightroom, tiek Photoshop, taip pat scenarijų rašymui šitiems mūsų mokymams ir netgi atliekant pakankamai sudėtingus video montavimo darbus su DaVinci Resolve. Mes naudojame jį YouTube transliacijoms su OBS, dabar jis įrašo šitą laidą su OBS ir jis visur pasižymėjo puikiai, jis tylus, jo nesigirdi mikrofonuose. Aš su juo apdarojau keletą fotosesijų, tiek vestuvės, tiek šeimos fotosesijas, tiek asmeninės fotosesijas, tiek savo projektus su Lightroom, tiek su Photoshop ir viskas veikia labai nuostabiai. Ir kasdieniam darbui su visokiais teksto redaktoriais, elektroniniu paštu, interneto naršyklį irgi suprantama nebus jokių problemų. Netgi pabandėme atlikti kai kurios dirbtinio intelekto užduotis, bet nors tiesa su tam tikrais apribojimais, apie kurios aš norėsiu pakalbėti šiek tiek vėliau. Be to, aišku, žiūrėjom ir filmus aukštos raiškos, aš klausiausi muzikos ir viskas veikia puikiai, jokių strigimų. Per visą testavimo laikotarpį tiesa, jis 2 ar 3 kartus man pakybo, teko jį perkrauti, bet tai tikrai buvo labai retas reiškinys. Taigi atsakant į anksčiau iškeltą klausimą, ar Mac Mini M4 tinkamas rimtam fotografo darbui, atsakymas yra taip, tinkamas. Už savo kainą tai yra labai geras produktas, leidžiantis atlikti didžiąją dalį produktyvumo veiklų. Kai kuriems vartotojams pati macOS operacinė sistema bus didelis privalumas. Aš asmeniškai matau joje labai daug keistų principų, kurie man labai nepatinka. Dar, manau, verta paminėti pakankamai ilgą tarnavimo laiką ir programinės įrangos atnaujinimo laikotarpį, kur Apple tradiciškai užtikrina savo produktams palaikymą. Kalbant apie veikimo greitį, aš neretai skaitau forumuose ar Facebook grupėse nuomonių, kad macOS veikia super tolygiai ir greičiau negu Windows. Tačiau aš praktikoje pabandęs pastatyti 2 kompiuterius šalia vienas kito ir atlikdamas identiškas užduotis, šiaip nematau jokio akivaizdaus skirtumo pačios sistemos greityje ar pavyzdžiui populiarių programų veikime. Veikimas akivaizdžiai skiriasi tik Adobe Lightroom dėl tos priežasties, kad Windows versija yra labai prastai suprogramuota. Turiu omeny ne tai, kad Mac Mini yra žymiai greitesnis, o tai, kad PC versija kai kuriuose vietose yra lėtesnė, netokia patogi, o kitose ir greitesnė. Galime apžvelgti tai įdėmiau. Dabar jūs matote 2 langus, kairėje yra Mac Mini, dešinėje yra PC, tiesa turintis jau 4 metų senumo procesorių, bet vis dar pakankamai galingas
kompiuteris, turi galingą vaizdo kortą, daug atminties ir jis man prieš kelis metus kainavo 3000 eurų. Ir atidarimas, naršymas tarp aplankalų, nuotraukų didinimas, mažinimas, viskas veikia labai panašiai tiek PC, tiek Mac aplinkoje. Nuotraukų didinimas Mac veikia minimaliai sklandžiau, zoomas ne greičio prasme, tiesiog tolygumas. Tai yra šiaip maloniau akiai, kur skirtumas yra ženklesnis, tai nustatymų tokių kaip šviesumas ir spalvos balansas keitimas. Čia Mac viskas vyksta labai tolygiai ir sklandžiai, tuo tarpu PC rodo šuolius ir vaizdas sekundės dalį atsilieka nuo pelės. Vėl reikia pasakyti, kad tai nemažina darbo greičio, tiesiog Adobe nesugeba Lightroom'e PC versijoje padaryti tolygesnio darbo. Kad tai Adobe problema, galima įsitikinti paleidus Adobe Camera Raw tiek Mac, tiek PC terpėje. Čia mes jau matome, kad nustatymų veikimas yra identiškai tolygus abiejose sistemose. Taigi PC Lightroom versija turi sklandumo ir tolygumo problemų. Taigi galima sakyti, kad Lightroom dirba tolygiau ir maloniau su Mac Mini nei su mano pakankamai galingu PC kompiuteriu. Bet yra visgi vienas bet. Ir jis susijęs su dirbtiniu intelektu ir konkrečiau su denoise triukšmo mažinimo funkcija. Mac Mini čia labai stipriai nusileidžia PC su gera vaizdo korta. Kaip matote, PC triukšmo mažinimą atlieka per 14 sekundžių, šiuo atveju 13 pas mane, kai tuo tarpu Mac Mini M4 tai pačiai funkcijai ir tai pačiai nuotraukai sunaudoja 56 sekundės, praktiškai minutę. Daugiau nei 4 kart ilgiau. Ir jeigu jums reikia apdaroti nemažai failo naudojant būtent šią funkciją, pavyzdžiui, fotografavo tamsoje aplinkoje, reikia jums triukšmą sumažinti, jūs turėsite apsišarvuoti kantrybę arba paleisti generuoti iškart didelį failo kiekį ir eiti gerti kavą, žiūrėti kokį filmą, nes 1000 nuotraukų tai užtruks keletą valandų. Taigi, kokias išvadas galima padaryti iš šio Lightroom palyginimo? Rezultatas yra 1:1. Kai kur maloniau ir greičiau dirba Mac, kai kur PC. Pagrindiniai skirtumai: Mac vartotojo sąsaja veikia maloniau ir tolygiau, bet Mac atsilieka triukšmo mažinimo greičiu ir visose funkcijose, kurios yra susijusios su dirbtiniu intelektu ir atliekamos lokaliai. Taigi teigti, kad Mac OS yra ženkliai greitesnė už Windows, būtų netikslu. Tiesiog įsigijus šitą M4 aparatą dabar, jūs galite būti tikri, kad jis puikiai veiks, atliks visas užduotis ir bus aktualus dar ne vienerius metus. Žmonės iki šiol naudoja 3-4 metų senumo Mac M1 laptopus ir džiaugiasi jų greičiu. Taigi aptariam pagrindinius Mac Mini M4 privalumus, bet kaip visuomet, kaip visose anekdotuose, o dabar yra bloga žinia, ne? Yra ir minusų. Ir didžioji dalis jų, mano nuomonė, yra susiję būtent su Mac OS operacinė sistema. Pirmiausia, ne visos man labai patogios ir reikalingos kasdieninėme darbe programos yra prieinamos. Pavyzdžiui, Fastone nuotraukų peržiūros programa nepaprastai patogi ir funkcionali. Ji leidžia labai patogiai atrinkinėti nuotraukas ir jos analogo Mac OS praktiškai nėra. Kita programa yra Lomapix Photo Fusion, fantastiška nuotraukų albumų maketavimo programa. Labai greitai leidžia viską daryti ir nors jį oficialiai jau uždaryta ir nebepasiekėme, bet kadaise mano įsigyta versija su naujais Windows veikia be jokių problemų, o Mac tokios tiesiog nėra.
Bet svarbiausias minusas, dėl kurio man asmeniškai yra sudėtinga pilnai pereiti prie Mac, yra labai lėtas ir neefektyvus darbas su nuotraukų apdorojimu, naudojant lokalias, tiesiai kompiuteryje veikiančias dirbtinio intelekto programas. Žinoma, Adobe Photoshop ir Lightroom turi jau integruotus dirbtinio intelekto įrankius, tačiau jų galimybės yra labai ribotos ir jie turi antiek stiprią cenzūrą, kad kartais su jais neįmanoma dirbti. Jie tiesiog neleidžia atlikti kažkokių užduočių arba atlieka dažnai jas pakankamai nedetaliai ir nelankščiai. Ir man, norint pilnai išnaudoti dirbtinio intelekto potencialą nuotraukų apdorojimui, reikia tokių įrankių kaip Focus, kaip Comfy UI su Stable Diffusion arba Flux dirbtinio intelekto modeliais. Ir čia jau Mac dirba praktiškai 10 kartų lėčiau nei bet kokios konfiguracijos kompiuteris su dedikuota ir pakankamai nauja NVIDIA vaizdo plokšte. O kadangi dirbtinis intelektas mano asmeniniuose darbo procesuose užima vis didesnę vietą, tiek idėjų generavimui, tiek pačių nuotraukų tvarkyme, aš tiesiog negaliu sau leisti pilnai pereiti prie Mac, laukti, kol viena nuotrauka bus generuojama ar taisoma 4 minutės vietoj įprastų 15 sekundžių, man yra nepriimtina. Tai tiesiog per didelis laiko švaistimas. Jei jums įdomu, kaip efektyviai naudoti dirbtinį intelektą savo darbuose, visą medžiagą jūs rasite mūsų mokymuose. Nuoroda bus aprašyme. O aš papasakosiu dabar labai paprastą pavyzdį, kam gali būti naudojamas dirbtinis intelektas. Nufotografavote modelį, šventę ir nuotrauka jums labai patinka, norite ją dalintis, bet neturite leidimo rodyti vieną ar kitą asmenį viešai, ar kad ir vaiką. Su Focus galima per kelias sekundės pakeisti to asmens veidą į visiškai atsitiktinį ir drąsiai rodyti savo darbą, jūs jau nepažeidžiat jokių įstatymų, jokių privatumo taisyklių. Turint Mac, tai padaroma arba sunkiai, reikia laukti generacijos iki 10 kartų ilgiau, kaip jau sakiau, arba naudoti online įrankius, kurie yra irgi lėtesni ir su jais atsiranda privatumo klausimai. Todėl aš asmeniškai naudoju PC, jis man suteikia daugiau galimybių ir greičio ir tai matyti yra didžiausias Apple technikos minusas fotografams. Vaizdų generavimo programos geriausiai ir greičiausiai veikia su NVIDIA plokštėmis. Taigi, tikiuosi atsakėme jum į klausimą, ar šitas mažas ir nebrangus daiktas gali fotografui tarnauti kaip jo pagrindinis kompiuteris nuotraukų apdorojimui, atrankai ir visiems kitiem darbam. Taip, gali, tikrai galime jį rekomenduoti. Galbūt yra man asmeniškai nemažai pačioje macOS operacinėje sistemoje trūkumų, nelogiškumų ir panašiai, bet gal aš apie tai padarysiu atskirą video. Ir mes norime priminti, kad šitą kompiuterį mes jums suteikiame galimybę laimėti. Jums tai reikia ateiti pas mus į mokymus, paimti metinį mokymų kursą, į kurį įeina virš 50 valandų visokių video pamokų, į kurį įeina 3 gyvi seminarai per metus ir artimiausias bus vasario mėnesį, tai yra 10 savaičių nuotraukų apdorojimo kursas. Taigi atėję
paėmę mūsų metinį mokymų kursą, kuris kainuoja 240 eurų, jūs turite galimybę šį kompiuterį laimėti. Nuorodą jūs gausite apačioje aprašyme prie šio video. Tikiuosi, jums buvo įdomu ir pasimatysime kitose laidose arba mūsų mokymuose.